Dėkoju, kad prisijungėte. Aš esu Neda, Grumlab kirpyklos įkūrėja ir kirpėja. Ir šiandienos mūsų tema bus pudelių kailio priežiūra namuose tarp kirpimų. Tai šiandien mes pakalbėsim truputėlį apie įrankius ir kokių įrankių jums reikėtų namuose. Taip pat pirmas įrankis būtų šepetys. Labai svarbu žinoti porą dalykų būtent apie šituos šepečius, tai yra šitų dantukų kietumas. Kai kurie šepečiai yra labai minkšti ir kartais jie neiššukuoja tinkamai savilų, tai atkreipkite dėmesį, kad jie šiek tiek turėtų pasipriešinimo. Kitas labai svarbus dalykas yra dažnai daroma šeimininkų klaida, kada šitie dantukai turi burbuliukus ant galų, tai žinokit, kad tie burbuliukai nepadeda visiškai šukuoti kailio, todėl geriau tokių nesirinkti. Šitas šepetys yra Jento firmos, jis kainuoja apie 13 eurų ir tarnauja pakankamai ilgai, todėl siūlau investuoti į gerus produktus. Toliau, jeigu jūsų šuo yra ypač standartinis pudelis, labai tinkamas variantas jiems, arba šiaip labai linkęs kailis į vėlimąsi ir jums yra pakankamai sudėtinga su tokiu minkštesniu šepečiu iššukuoti savilas, tuomet rekomenduoju rinktis kietesnių dantukų šepetį. Tai nėra pagrindinis šepetys, bet jis jums padės su būtent tokiom labai kietom savilom jas tiesiog praskirstyti, nes jo dantukai yra žymiai stambesni ir kietesni, todėl jums padės tiesiog kasdieniai priežiūrai. Taip pat turime kitą labai svarbų įrankį, tai yra šukos. Į ką dabar svarbu atkreipti dėmesį. Čia yra dviejų tipų šukos, šitas naudoju aš kirpykloje, šitas labiau rekomenduočiau namuose. Šitos šukos turi, kaip matot, tokią violetinę rūžavą juostelę, tai yra teflonų dengtos šukos, labai padeda nuo elektrinimosi, kada šukuojate, bet tai visiškai nebūtinybė. Į ką svarbu atkreipti dėmesį, kad šitie dantukai nebūtų labai stori, jie yra pakankamai ploni ir pakankamai aštrus jų yra galas. Būtent šios savybės padaro geras šukas, nes kitu atveju tiesiog jos neatlieka savo funkcijų. Deja, daug pardavimuose esančių šukų yra būtent tai, ko mes nenorėtumėm turėti namuose. Tai kai perkate, atkreipkite dėmesį, kad būtų pakankamai ploni dantukai ir aštrus. Štai rankoje matote netinkamų šukų pavyzdį. Jos yra, dantukai jų yra žymiai stambesni ir galime matyti, kad jų galiukai yra labai apvalūs, tai vadinasi, kad jie neužkabins savilų ir tinkamai neiššukuos. Tai būtent rinkitės kažką panašaus į šitą variantą. Toliau truputėlį noriu papasakoti apie šukavimo skysčius. Iš principo nėra labai didelio skirtumo, kokį variantą jūs pasirinksite. Čia yra pigesnis variantas, čia yra truputėlį brangesnis variantas, yra ir mažesnių talpų. Svarbiausia, kad jūs kažką išsirinktumėte, kas jums padės atlaisvinti tą plauką ir truputėlį apsaugos nuo pešimo būtent, nes kai labai pešame plauką, jisai savaime suprantamas kilnėja. Toliau mums svarbu savo arsenale turėti nagų kirpimo žirkles, tai jų pasirinkimų variantų yra pakankamai nemažai, labai priklausomai nuo to, kokio dydžio jūsų šuniukas. Tai jeigu, sakykime, tai yra standartinis pudelis, rekomenduočiau didesnes. Jeigu tai yra labai mažiukas šuniukas, tuomet rekomenduočiau visiškai mažytės. Šitos labai tinka ypač 5 nagučiam, nes jie dažnai būna pasirietę. Ir yra tarpinis variantas, su kuriuo pakankamai lengvai galima visų tipų šunims nukirpti nagus. Toliau mes turime frezą nagų, ji yra iš tauro, su ją labai patogu, kad galima įkišti nagutį į specialiai tam išpjautą tarpelį, bet jeigu, sakykime, nagas yra per didelis, mes galime nusiimti viršų ir tai pamatome, kad yra didelė frezos dalis. Kiti svarbus produktai, kuriuos mums būtų gerai turėti namuose, tai yra ausų valymo skystis. Čia yra JUP firmos skystis, bet galite pasirinkti bet kokį kitą variantą. Čia yra ausų valymo servetėlės. Jos yra šlapios,
ir labai patogu naudoti. Ir kitas produktas, kurį būtų gerai turėti namuose, tai yra ausų pešiojimo pudra, nes, kaip žinote, pudeliams būtent ausų kanale auga plaukai, todėl labai svarbu ausų priežiūrai, kad ten būtų kanalas pravalytas ir šita pudrytė būtent padeda lengviau išpešti plauką. Noriu papasakoti apie porą prekinių ženklų, kuriuos mes esame tiesiog patikrinę ir ką mes patys rekomenduojame būtent pudelių šeimininkams naudoti namuose. Tai viena iš tokių kosmetikų linijų yra Always Your Friend. Jie turi įvairią produkciją, bet čia parinkau būtent ką galima, kas būtų geriausia namuose jums. Čia yra Deep Clean šampūnas, vadinamas giluminiu. Su juo geriausia plauti pirmą kartą ir svarbu žinoti, kad visi šitie šampūnai skiedžiasi 1:10 santykiu, ką galime matyti ant pačios pakuotės. Kiekvienas šampūnas rašo, koks jo yra skiedimo santykis. Kitas šampūnas yra universalus pakankamai, bet jisai ir pamaitina ir neišsausina būtent kailio. Ir čia matome būtent kondicionierių, kurį jau dedame po abiejų šampūnų. Jis irgi yra skiedžiamas 1:10 santykiu. Toliau turime JUP firmos produkciją. Pasirinkimas namams yra irgi ganėtinai gausus, bet tai yra vieni iš tų produktų, kuriuos galiu rekomenduoti. Tai čia yra būtent maitinanti linija. Jeigu jūsų šuniuko plaukas yra pakankamai sausas, ar būtent žiemos metu jisai išsausėjęs, elektrinasi ir panašiai, tai čia yra ir šampūnas, ir kondicionierius. Jo skiedimo santykis yra 1:10 arba 1:20, priklausomai kokio jūs rezultato norėsite. Ir taip pat turime tokį variantą kaip 2 viename, tai ir šampūnas, ir kaukė. Tik tai gerai būtų žinoti, kad su juo reikia porą kartų plauti. Vieno karto dėja neužtenka. Ir taip pat turime kondicionierių, būtent skirtą sąvėlų prevencijai. Jisai padeda ir išnarplioti lengviau sąvėlas ir tiesiog primaitina plauką taip, kad būtų po to mažiau vėlimosi. Štai čia yra iGroom firmos šampūnas, jis yra su arganu ir vitaminu E, tai jisai pakankamai neblogai maitina kailį, bet po jo taip pat irgi reikėtų būtent kondicionierius, apie kuriuos aš jau pasakojau, tai tikrai galite atsirinkti jums geriausią ir labiausiai patinkantį variantą. Tai šiandieną turime mūsų nuostabų modelį Kari ir parodysiu, kaip teisingai būtų pasiruošti prieš maudymą šuniuką. Paimsiu būtent jau minėtą šepetį ir dabar labai svarbu, kaip su juo teisingai šukuoti. Tai pirmiausia, pasiimsiu jį atvirkščiai su 2 pirštais ir uždėsiu likusius 3 jau būtent ant krašto. Kitas svarbus dalykas, tai kaip mes šukuojam. Dauguma šeimininkų šukuoja tiesiog tokiu principu ir tai yra vadinamas masažas šuniukui, bet visiškai tai neiššukuoja kailio. Pudelio kailis tuo ir yra ypatingas, kad jisai apsaugo nuo drėgmės ir yra pakankamai tankus, todėl labai svarbu praskirti jį sluoksniais. Tai pirmiausia, aš pasipurkšiu truputėlį šukavimo skysčio ir atsidengsiu kažkokį sluoksnį, nuo kurio pradėsiu šukuoti. Tai vėlgi pasimsiu šepetį teisingai ir pradėsiu po truputėlį sluoksniais šukuoti šuniuką. Ir kaip matote, aš neskubu. Sluoksniai yra pakankamai maži tam, kad aš užkabinčiau kiekvieną plauką. Nes jeigu aš praleisiu didelę dalį plaukų, tai ten tiesiog greičiausiai susivels. Kitas etapas, ką mums reikėtų pasidaryti prieš būtent maudymą, tai yra nagų kirpimas. Nagus kirpti labai yra svarbu kas savaitę geriausia tą daryti ir tai yra labai svarbu dėl to, kad šuniukui per ilgi nagai trukdo tiesiog vaikščioti ir statyti pėdą natūraliai. Vėliau dėl peraugusių nagų pėdutė gali pradėti kraipytis ir šuniui gali pradėti skaudėti. Tai todėl labai rekomenduoju prižiūrėti nagus atsakingai. Ir kitas dalykas, jeigu mes ilgai nekirpam nagų, gyvūnis gali pradėti ilgėti ir mums pasidarys sudėtinga nukirpti nagą pakankamai trumpai. Kai mes jau, sakykime, žinom šitos visus dalykus,
Geriausia šunį pasistatyti ant kažkokio truputėlį aukštesnio paviršiaus, arba galima tą daryti ant žemės. Ir kai kerpame nagus, svarbu lankstyti jo kojytės taip, kaip jos anatomiškai lankstusi. Tai galą keliam į galą ir priekį irgi pasikelsim truputėlį, kad mums būtų lengva nusikirpti nagučius. Dabar kaip kirpti pačius nagus, reikia žinoti, kur yra gyvuonis. Kaip tą sužinoti? Patogiausias variantas yra po truputėlį kirpti nagą ir kai mes pamatome nagutyje baltą burbuliuką, tuomet mums yra signalas stop, nes tai jau yra gyvuonis. Ir dabar tiesiog po truputėlį nusikirpsim kariui nagus. Taip, toliau kario atveju mes turėsim išpešioti ausis, būtent tam, kad pasiekti pilnai kanalą, kad jį išvalyti. Toliau į ausies kanalą įsipilsiu ausų valymo skysčio. Dabar į ką svarbu atkreipti dėmesį. Ausies valymo skystis turi būtent tokį dozatorių, kurio svarbu nepriliesti prie pačios ausies. Geriausias variantas, nes kartais būna taip, kad, sakykime, vienoj ausytėje įsiveisia mieliagrybis ir mes būtent per tą dozatorių padalinam tą mieliagrybį ir į kitą ausį. Tai įspausim šiek tiek valymo skysčio į ausį, į ausies kanalą, tuomet uždengsim ausį, patrinsim, pamasažuosim kokį 10 sekundėlių ir duosim šuniui išsipurtyti. Kuomet jisai išsipurto, mes išvalysime visą tai, ką jis išpurtė, tiesiog kiek mums siekia pirštas su valymo servetėlėmis. Ir ką dar svarbu paminėti, tai nevalykite šunims ausies kanalo su ausų valymo krapštukais, nes suspaudžiate visą purvą į apačią. Ir kitas dalykas, valant su ausų krapštukais, paliekate mikropluoštą ausyje, kas irgi tiesiog purvas kaupiasi ir vėliau labai sudėtinga jį išvalyti. Taip, tai dabar mes mūsų modeliuką pradėsim maudyti. Į ką svarbu dabar atkreipti dėmesį? Pirmiausia, yra labai svarbu susišlapinti gerai šunį. Pudelių kailis yra pakankamai atsparus vandeniui, tai viena iš jų svarbių funkcijų. Todėl labai svarbu įmasažuoti vandenį ir vėliau šampūnus ir visas kitas priemonės, kurias naudosim. Tai atkreipkite dėmesį, kai pradėsiu maudyti, šlapinti šunį, kaip aš masažuoju, kad kiekvienas plaukas sušlaptų. Dabar karis yra jau su kauke po 2 plovimų su šampūnu. Ir jeigu mano šuniukas būtų labai susivėlęs, būtų labai naudinga būtent šiame etape, kada šuo yra jau su kauke, prasiškuoti jį su tuo kietu šepečiu, kurį rodžiau prieš tai. Nes šiuo atveju jam mažiausiai tempia, jeigu tikrai yra kažkur pasivėlęs gerokai. Kondicionierius padeda tam plaukui praslysti ir jūs tiesiog lengviau atlaisvinsite sąvėlas. Pudelį galima džiovinti 2 įrankiais, tai yra rankiniu fenuku. Geriausia rinktis šunims skirtus fenus, nes jie yra galingesni ir truputėlį karštesni. Arba jeigu turite didelį šunį arba labai daug kailio, rekomenduoju pastatomą išpūtėją vadinamą. Jisai turi dar ir tokius antgalius ant šlangos besidedančius, kada mes juos užsidedame pačioje pradžioje ir išsipučiame didelę dalį vandens, o tada dadžioviname su būtent šlanga. Dabar apie patį džiovinimą. Labai svarbu, kad šuo būtų išdžiovintas tinkamai iki galo svarbiausia, nes jeigu paliksite šiek tiek šlapę, tuomet jisai pradės veltis. Labai svarbu būtų išmokti laikyti feną būtent ant kaklo ir jį prispausti smakru, kad jūsų rankos atsilaisvintų. Kai jūsų rankos atsilaisvina, jūs galite prilaikyti šunį vieną ranką ir šukuoti kitą ranką. Tai šukavimas vyksta lygiai taip pat, kaip aš jau ir rodžiau prieš tai, tik tais prisideda srovė. Svarbu ir pastebėti, kur jūsų srovė. Svarbu, kad kai džiovinsite šunį, jūsų srovė ir šukavimas
būtų tam pačiam taške. Nes kartais tiek kirpėjai, tiek šeimininkai pastebiu, kad pučia į vieną pusę, šukuoja į kitą pusę ir tada gaunasi truputėlį nesąmonė. Tai todėl svarbu, kad šitie du veiksmai susijungtų į vieną. Susidūrėme su tokia problema, kad šuns kojos, sakykime, nesusivėlusios. Tokiu atveju mes, jeigu dirbame su išpūtėju, būtent išsipūsime mažiau vandens. Tik dėl to, kad būtų lengviau mums iššukuoti. Šiaip principas sąvarų šukavimo ir nesusivėlusio kailio šukavimo yra lygiai toks pats šukant, kol iššukuojam iš principo. Tai va, galėsiu dabar parodyti, kaip iššukuosiu nedidelę sąvarą iš kailio. Gerai, kai išsidžiovinome ir pilnai išsišukavome šunį, svarbu dar praeiti visą kailį su būtent šitomis šukomis, kad niekas niekur nekibtų. Čia irgi svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad šukuoti reikia nuo pačios šaknies, nes jeigu aš šukuosiu tik tai vidurį plauko, šaknis liks nepaliesta ir ten gali būti kaltūnų. Tai lengvai prasišukuojam kiekvieną sruogelę. Kai išsišukuojam ir pasirašėm šuniuką, dar svarbu paminėti kelis dalykus. Tai būtent apie maudymą ir jo dažnumą geriausia būtų laikytis grafiko ir maudyti šunį maždaug kas 1-2 savaitės priklausomai nuo vėlimosi. Dar būna toks dalykas, kada žmonės labai sutrinka, dėl ko jų šuo pradėjo veltis labai stipriai. Tai gali atsirasti maždaug nuo 8 mėnesių, tęstis iki metų 1,5, kada šuns kailis keičiasi. Tai tokiu metu reiktų dažniau maudyti tam, kad tiesiog šuo taip stipriai nesiveltų ir jau kai pasikeis pilnai kailis, kada jis visiškai pilnai subręsta, mes galim truputėlį atsikvėpti ir maudyti kas savaitę arba kas 2. Kitas dalykas dėl nagučių. Nagus reiktų kirpti kas savaitę, sąžiningai, nepamiršti, kad šuniukui tiesiog nekiltų diskomforto. Ausis valykite maždaug kas 2 savaitės arba pagal poreikį, priklausomai kokia situacija ir ausų sveikata. Kirpykloje lankykitės kas 4-6 savaitės. Čia yra maždaug optimalus laikas, kada, sakykime, šuns kailis neperauga, mums patogu jį nukirpti, galima pasiekti gražias formas ir jums tada to darbo nėra per didelio namuose. Tai va, dėkuoju, kad žiūrėjote, su jumis buvo Karis ir Nida ir iki pasimatymo kitose video.